Kokią įsivaizduoji ateities mokyklą? Aš tai įsivaizduoju tokią elektroninę, tokią ten, kad tipo tokia, ten su atidarimais, viskas su elektra eina, nu taip. Arba gali būreliai pasikeis kažkurie. Ne, tik manau, kad pasikeis stalai. Galėtų jie atsinaujant biškį, būt kitokios spalvos. Nebebus knygos, o bus per planšetę žiūrima. Įrenginiai bus mokyklai kitokie ir prabangesni. O mokykla jau turės daugiau aukštų ir gal bus susenus, gal stalčiai pasikeis, kėdės. Ar norėtum būti mokytoju? Aš tada biškį norėčiau ir biškį nenorėčiau. Tiesiog, kad iš manęs kažkas kažko išmoksta. Aš norėčiau dantistę. Ne. Kodėl? Nežinau. Daug reiktų tikrinti viską. Tiesiog man nepatinka spręs problemų. Ne. Kodėl? Dėl susitvarkyčiau tikrai su vaikais. Noriu kažko dirbti, bet tikrai nenoriu būti mokytoju. Sunku tiesiog dirbti mokytojų ir daug mokslų. Kaip atrodys pamokos po 100 metų? Daugiau gal ekskursijų būna. Vietoj vadovėlių kokius ten išmanios planšetės ten tipo. Kad bus išmanus stalas. Mes turbūt rašysim ant planšečių, ant telefonų. Viskas taip labiau technologiška. Aš tai manau, kad didesnė bus pamokų įvairovė. Atsiras naujų skaičiavimo būdų, tai gali būti pamokos patrumpesnės, sunkesnė gali būti būdai. Ir nebebus knygų dar. Bus tokia pamoka, kur užsimerkia ir taip turi su pirštu vedžioti ir turės raidės atspėlioti. Gal būtų kitoks skaičius pamokų. Kokios ateityje bus svarbiausios pamokos? Lietuvių ir matematika. Gal nuo kokios 1 klasės chemija? Kodėl? Kad išmokti anglų, kad nemokėtum anglų, išskristum į kitą šalį, nesuprastų, kad ką kalbi. Taip pat yra svarbu mokėti piešti, nes gali ten makaliuzę nupiešti. Pavyzdžiui, tu esi dailės mokytojas, bet nemoki piešti. Darbo pamokos, kokie darbai yra. Kurios ten labai daug gyvūnų gyvybių saugo, tai svarbios. Nes matematika, tai tu išmoksi atskaičiuoti, o neišmoksi skaičiuoti, eisi gatvę šluot. Koks turėtų būti mokytojas po 100 metų? Pasena ir paskui jau kiti ateina. Gal kažkas kaip robotas, bus visi pakeisti, bet ir daugiau. Kažkiek klasėje ne vienas mokins. Labai susenę. Ir bus raukšlėti. Gal nebebus mokytojo, bus robotai. Padarys, kad jie galėtų kalbėti ir įdės jiem kažkokį kištuką, kur įdedi ir kad jie būtų mokytojai. Jeigu robotas mokytų, būtų labai keista. Jo, atrodytų, kas čia dabar.